Tai manau, kaip ir bet kokiam sportui, tai yra labai svarbu, nes tai yra didelis sėkmės receptas, tas, kuris moka suvaldyti savo emocijas, savo likti šalta galva, tai tikriausiai gali priimti geresnius sprendimus. Tai manau, kad kiekvienam sportui yra tas labai labai svarbu. Aš manau, kad tabu buvo tikrai, galbūt dar ir dabar yra šiek tiek, bet jau žmonės tiesiog netampo tabu dėl to, kad daugiau žmonių pradeda tą naudoti ir pozityviai apie tai kalba, mato geras to pasiekmes, ko pasako ir kiti žmonės nori pabandyti tą. Tai manau, kad tabu jau nebus greitų metų. Dar manau, kad šiek tiek yra, nes taip dar iš senų laikų likę. Tai man pačiam buvo smagu ir aš pats pasijaučiu kaip sensė, nes man užduodavo daug gerų klausimų, kuriuos aš atsakiau ir pats savo primėjau tam tikrų dalykų, kuriuos galbūt buvau primiršęs, kodėl aš darau tam tikrus dalykus, kam aš juos darau. Tai buvo faina prisiminti. Žmonėm kitiem galbūt buvo gerai pamatyti tą visą virtuvę, kaip aš ją matau. Kas yra komandinės sporto šakos, kaip joje vyrauja bendradarbiavimas su kitais žmonėm, psichologiniai visokie spaudimai, sprendimai ir ko pasakoje, kaip pasiekti tą geresnį rezultatą.